Tai pradėkime nuo klausimų. Mes vejamės laiką, nes truputėlį užtrukome ilgiau, tai prašau visų taip greitai, lakoniškai atsakyti klausimus. Tai Margarita, pradedam nuo to daugiausia patiktukų sulaukusio klausimo, kuris ir man labai patinka, apie Trumpo šansus laimėti prezidento rinkimus. Tai čia, ko gero, ir ne tik ekonomistai, bet ir politologai yra dvirankiai ir gal net keliarankiai, tai atsakyti šitą klausimą. Ypač Amerikoje ten visada yra. Aukso vertės atsakymas, ko gero, būtų ir labai daug pinigų gaučiau, jeigu žinočiau atsakymą, bet į ką verta atkreipti dėmesį visą laiką, čia yra svarbus dalykai. Tai vienas dalykas yra, teismo procesai, kurie vyksta prieš Trumpą nukreipti. Aišku, finalas, netgi jeigu bus sprendimas siųsti Trumpą už grotų, jisai nepakeis situacijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų konstituciją, jisai galės dalyvauti rinkimuose ir net vadovauti JAV sėdėdamas už grotų, bet tai yra tam tikros, tai yra demokratijos grimasos vis dėlto. Bet yra tam tikros žinutės, kurios su tuo yra susijusios ir siunčiamos visuomeniai. Problema, kad Trumpo šalininkų, tų radikalių rėmėjų, panašu, kad tos žinutės neveikia ir jie dar labiau remia jį, matydami tai, kaip kovos su juo, susidorojimo su juo dalį. Ir tas augimas, kadangi jisai išlieka tuo vieninteliu stipriausių kandidatų, panašu, kad yra įstūmęs Respublikonų partiją į visišką kampą, tai yra partija yra laikoma įkaitų ir mes matome ir su spikerio McCarthy patraukimu tą pačią situaciją, kad maža saujelė radikalų dabar laiko partiją įkaitę ir Trumpas yra tame centre. Tai labai daug šansų vis dėlto yra, kad Trumpas bus respublikonų kandidatas, nes kol kas mes nematome kitų galimų kandidatų. Nikki Haley būtų fantastika, bet atsilikimas yra milžiniškas. Nebent kažkas nutiktų. Asteroidas, jeigu prisiminsime ne praėjusius, dar praėjusius rinkimus. Pataikytų į kalėjimą, kuriame sėdi Trumpas. Jo, skandalas dėl elektroninio pašto sužlugdė Hillary Clinton karjerą. Tai tokių dalykų galima matyti, tuo labiau, kad išoriniam šalim tai yra ypatingai svarbus rinkimai ir jau dabar matome, aišku, Kinijos kišimąsi, tai yra ir dirbtinio intelekto naudojimas, siekiant suaktyvinti tam tikrus visuomeninius procesus ir taip toliau. Ir aišku, demokratų partija, kadangi respublikonai yra įvaryti kampą, taip pat yra įvaryti dėl kandidatų pasirinkimo, nes tik Bidenas gali sumušti Trumpą ir jie irgi tokio, yra įkaito situacijoje. Tai šansai yra labai dideli. Mano toks atsakymas. Šansai labai dideli. Pauliau, apie dirbtinį intelektą. Aš turiu namie dulkių siurblį robotą kinietišką, kuris turi kameras. Tai aš niekada jo neprijungiau prie Wi-Fi'aus. Jisai man taip atrodo, čia gal ir kibernetinio saugumo klausimas. Jis, man atrodo, toks pakanka vidutiniškai grėsmingas, bet turiu žaliapjovę vokiečių gamybos robotą, kurie atrodo taip pakankamai grėsmingas tais peiliais. Aš aišku juokauju, bet kas blogiausio mums visiems suvokiamo gali nutikti, kokią grėsmę gali kelti dirbtinis intelektas? Šiaip labai geras klausimas. Tų grėsmių yra daug ir čia turbūt labai svarbu yra pasižiūrėti, kas yra mūsų prioritetas ir kas yra ta vertybė. Eikime į tokius bazinius dalykus kaip gyvybės. Taip? Turbūt jau sutiksim, gyvybės netekimas ar sveikatos netekimas. Tai puikiai atsimenam Boeingo nesėkmingus lėktuvus, kur buvo per daug pasitikima algoritmais. Nesakau, kad tai buvo dirbtinis intelektas, nes paprasčiausiai nežinau, jie neatskleidė šitos dalies, bet buvo pasitikėta algoritmu, kuris priimdavo sprendimą ir nerdavo žemyn, sudužo lėktuvai. Taip? Autonominiai automobiliai, lygiai taip pat. Gydymas, medicina. Ir medicinoje yra tokie specifiniai dalykai. Jūs turbūt ne vieną sprendimą girdėjot, kur dirbtinis intelektas mato daugiau negu gydytojas, identifikuoja daugiau. Klausimas, ar reikia tą matyti? Ir ar reikia jums ryti ten krūvą? Matydamas kompiuterinės tomografijos atvaizdus, jisai analizuoja vienu metu 10 000 pavyzdžių ir greičiau, tiksliau ne greičiau, o geriau diagnozuoja galimą ligą. Taip, ir klausimas, ar turint tokią riziką, jums reikėtų jau pradėti savo jums ryti labai nuodingus vaistus
ir nusigydyti, tai irgi yra tam tikra rizika. Lygiai taip pat yra didžiulis spektras to, ko gal, sakykime, Azijos ar kitos šalis nevertina žmogaus teisų pažeidimų. Yra konkrečių pavyzdžių ir senų istorinių tarp 2013 ir 2019 metų Olandija, Nyderlandai buvo įdiegę algoritmą, kuris pats iš savęs mokėsi ir išsimokė iki tiek, kad nustatė tam tikras taisyklės antisukčiavimo, reiškia, socialinių išmokų. Ir žmonės, šeimos, jaunos šeimos gaudavo laiškus, kad jūs esate įtariami ir turit sugražinti, sakysim, 100 000 eurų. Tai buvo didžiulis stresas, o, sakykim, tie algoritmo išgalvoti kriterijai buvo, pavyzdžiui, dviguba pilietybė, kas iš tikrųjų savaime neduoda jokios rizikos. Taip? Ir buvo paveikta 26 000 šeimų. Tai buvo milžiniškas skandalas, tai yra tada, kada tu atiduodi per daug galios algoritmui, kuris savaime mokosi. Aš nenorėčiau labai toli eiti į perspektyvą, kai savaime pradės mokytis pats save programuotis, tada atsiras daugiau. Bet ką mes turim suvokti, kad mes turim labai aiškiai susitarti dėl taisyklių ir jas labai griežtai įgyvendinti ir plius susitarti visame pasaulyje. Nes vien jeigu ES susitars, tai dar nereiškia, kad mes išspręsim visas problemas, nes žinom, kad pirmauja Kinai, Amerika ir kitos šalis. Prieš užduodant Liudui klausimą, noriu paprašyti visų atsakyti mūsų programėlė slido.com, ten yra polls apklausos ir klausimas, ar žinote, ką reikės daryti, kad atitiktumėte TIS2 ir NIS2 reikalavimus. Tai matau, kad nemaža dalis žmonių atsakė, nežinojome iki šiandien, rungėsi su žinome, esame domėjimosi etape. Tai tie, kurie nežinojo iki šiandien, tarp jų ir aš toj pilkoji juostai, šiandien bendraja to žodžio prasme. Tai klausimas bus iškart apie tai, ką jis gina ir ką jis reguliuoja, bet jie jau pradėjo apie namų robotą ir žoliapjovę, kuris turi kamerą ir akivaizdu, kad siunčia kažkokius duomenų kiekius. Nežinia kam ir kodėl jisai siunčia tuos duomenų kiekius, kai kurie turi 2 kameras, kai kurie 3 kameras. Liudai, labai trumpai apie tuos kinietiškus pirmiausia įrenginius. Tai yra grėsmė. Gal taip negaliu patvirtinti, ar ne, tas jūsų robotas siurblys tai daro, bet vienok technologinės galimybės yra. Apie ką kalba eina, yra įrenginiai, yra smegenis kompiuteriukas, kuris, ar ne, apskaičiuoja tam, kad atliktų savo funkciją ir yra komunikacijos kanalas. Ir kaip taisyklė, ar ne, su serveriais ar Kinijoj šituo atveju. Tai su šitais visais išmaniaisiais įrenginiais nėra status quo, tai reiškia programinė įranga ir galimybės kartu kinta. Tai vat, kai pasiūlo įrenginukas atsinaujinti, nes sutarkim klaidų, tai su tais atnaujinimais reiškia programinė įranga ir funkcionalumas ir kiti dalykai gali keistis. Ir tada kažkas tai gali pasipildyti. Tai vienas iš pavyzdžių buvo ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro atlikta vienos aplikacijos, vieno kinietiško telefono, ar ne tokia gilesnė, išsamesnė studija, kas lėmė po tos studijos gamintojas, jisai sparčiai pradėjo keisti programinę įrangą ir jau mažiau komunikuoti nei iki tol komunikavo. Čia jūs atlikote tyrimą? Mes atlikom, bet gamintojas jis sureagavo, jam tapo rizika, tai jis jau pradėjo keisti programinę įrangą ir ten jautrios informacijos išsiuntimą pas save analizį. Kalba eina apie asmens duomenis, profiliavimas klientų ir kiti dalykai. Tai sureagavo. Jeigu to ir taip pakankamai gilus procesai, kiekvieną dieną tikrai ar ne, nieks neinam ir neįsijungiam ten tinklo įrangos ir nestudijuojam, kokie čia kas tai yra natūralu. Ką tai reiškia, tai jeigu šiandien turim įrenginį su vienu statusu ir su funkcijom, tai nieks negali paneigti, kad jisai su kito atnaujinimu kažkokio funkcionalumo dasidės. Kitaip tariant, jeigu aš turiu namie kažkokį įrenginį, kuris filmuoja, naudoja internetą, geriau lai jisai daužosi į sienas, ieško pats kelio, bet prie Wi-Fi'aus aš jo nejungsiu. Tikrai taip. Tai nereiškia, kad tas rizikas arba komunikacijos kanalo negali suvaldyti, tai tikrai gali suvaldyti. Sutikim su tuo, kad ypatingai, jeigu kalbam apie buitinius vartotojus, mūsų žmonės paprastus, yra labai šaunu, kai nupirkau, įdėjau ir veikia ir nesigilinam, kas toliau tenais vyksta. Tai klausimas apie tuos beveik pusiai žmonių šiandien išgirstus dalykus, TIS2 ir NIS2.
Klausimas buvo, ar žinote, ką reikės daryti, kad atitikti reikalavimą, bet ką jie gina ir kas tai yra per dalykas. Tai yra tas pats, tik angliškas ir lietuviškas pavadinimas, tinklų ir informacinių sistemų direktyva arba Networks and Information Systems Directive. Reglamentas, kuris pirmiausiai apsaugos visus verslus. Kaip keistai beskambėtų ir pristatytos buvo ar ne tos baudas ir atsakomybė vadovams, bet tai yra higiena ir visi dalykai, kurie reikalingi verslams, kad būtų kietas riešutas nusikaltėliams ir su visom naudom iš to išplaukiančiams klientų duomenys saugesni, tada nereikia kompanijų, kad įvyko nelaimė labai gaila ar ne, tai jie tiesiog daug saugesni yra. Verslai tvaresni, kalbėjau apie tai, kad įvykių vis tiek atsitinka, nusikaltėliai investuoja ir jie atranda netgi ir labai tobulus ir pažangius būdus parklubdyti technologijas ant kelių ir verslus tuo pačiu, nes yra tiesiog nepriklausomybė. Kaip greitai atsistatom, ar ne? Tai tos visos direktyvos yra labai geras kaip rekomendacijos, kurias verslui susidiegus, jisai tampa tiesiog atsparesnis, kuo atsparesnis verslas, kuo atsparesnis viešasis sektorius, tuo atsparesnė mūsų ir visa valstybė yra prieš kibernetinės grėsmės. Tai grįžkit, pasigilinkit, gal ne visą apimtim, bet tai yra higiena, kurią susitvarkė savo organizacijoms. Nusikaltėliai jūs galimai ir aplenks. Nuveis kur lengviau įlysti. Dėkui. Egle, skubam, laiko tikrai turi mažai mūsų diskusijai. Jūs dirbate Švedijoje, kur tvarumo tema, bent jau taip iš šalies gali susidaryti, tarsi vos neįaugusi jų DNR, ar ne? Lietuvoje siauresnė ar plačiaja prasme tvarumas lyg tai madingas, lyg tai nupurto, lyg tai jį gimdome, lyg tai jį laidojame, lyg tai ta tema domina visuomenę, lyg tai tik iš pirmo žvilgsnio, gal antraščių daug, bet nieks jų neskaito. Na, žodžiu, kas bus tas lūžis Lietuvos versluose? Kas turėtų atsitikti, jūsų nuomonė? Galbūt vieno kažkokio tai ypatingo punkto neišskirčiau. Gal yra 3 dalykai, kurie, manau, kad kas vyko Švedijoje, po truputį vyks Baltijos šalyse. Tai pirmas dalykas, tai būtent visuomenės sąmoningumas, jisai didėja po truputį ir truputį per daug abstraktu, ar ne? Antras dalykas yra turto įmonių savininkai. Kas jie yra ir koks jų yra sąmoningumas. Dabar aš nesakau, kad tai yra didžiuliai skirtumai tarp Baltijos šalių ar Skandinavijos, bet ką turi Skandinavija, tai išvystyta kapitalo rinka, kad dauguma įmonių yra kotiruojamos viešai, jos yra skaidrios ir jų savininkai yra žmonės. Arba patys investuojantis, absoliučiai dauguma skandinavų investuoja patys, ar ne, rinkoje. Plus, sakyčiau, vos ne gal 90 kažkiek procentų dalyvauja didžiulėse pensijinėse struktūrose ir tie dideli pensijiniai fondai, jie dirba jau daug metų ir ten yra jau įsišaknyjusi tvarumo tema. Mes kaip Capital buvom irgi klientai labai ilgai šitų fondų, tai sakyčiau, mes patys tvarumą vystėm, bet ir mes buvom stumiami šitų mūsų investuotojų Švedijos ir kitų Skandinavijos šalių pensijinių fondų. Ir galbūt trečias, tas truputį galbūt, kuris duos tą lūžio tašką, tai turi pradėti kainuoti tikrus pinigus. Kol mums tai yra tik tai good to have, tas toks abstraktus dalykas, jis įmonės versle neatsiranda sąrašo viršuje. Jis reguliacijos ir direktyvos, kaip matome, ateina. Jas reikės vykdyti. Tai bus ir baudos, ir visa. Tai pradės ir energetikos transformacija. Jau nebėra tai, kad jeigu mes, kaip sakant, tai senais energetikos šaltiniais naudojamėms, tai mums yra pigiau ir dėl to nieko nedaroma. Dabar jau atsinaujinantis šaltiniai yra pigesni. Tai jau tikras finansinis, kaip sakant, stumoklis pastumės šitą lūžį, aš manau. Nerijau,
daug ką galbūt nuliūdinot savo pranešimu, nes kai kurie žmonės linkia tikėtis blogiausio, ruoštis įvairiems blogiems scenarijams. Recesijos Lietuvoje nebus, ekonominės krizės nebus. Tai ką? Tai viskas gerai, taip ir gyvensim, viskas kils po 3-4% ir kiek tai laiko truks? Po 3-4 tai nekils turbūt nei šiemet, nei kitais metais. Tai buvo toks išskirtinis augimas, kurį mes matėme 21 metais, iš dalies praėjusiais metais. Mane asmeniškai tai labai neramina politiniai procesai. Aš žiūrėdamas į politinius procesus, matau daugiau... Bijo Žemaitaičio ir Vėgėlės. Pradėkim gal nuo ir Jungtinės Amerikos valstijos. Polarizacija milžiniška, destruktyvi ir Vengrijoje demokratijos nebėra, Slovakijoje laimi rinkimus prorusiškos komunistų kažkokios jėgos, Lenkijoje irgi populizmas įsišaknijęs ir turbūt sunku bus išrauti. Ta turbūt banga eina ir ateis iki mūsų. Ir kaip atrodys Lietuva kitų metų pabaigoje, kaip atrodys politinis klimatas, kiek bus populizmo čia, tikrai sunku prognozuoti. Ir mes tų populistinių pasiūlymų girdime labai daug. Ir šiandien pateiktos įstatymų pataisos, kurios yra destruktyvios. Tai dėja prognozavimas, aš kiekvienais metais, aš 13 metų prognozuoju tos BVP infliacijos rodiklius, kartais lengviau, kartais sudėtingiau, bet man dabar atrodo itin sudėtinga. Čia prieš 2 dienas Lietuvos bankas organizavo, iš Europos Centrinio banko buvo atvažiavę ekonomistas Filip Leinas, diskutavo apie infliaciją, palūkanų normos, kaip keisis ateitis ir ten vienu metu užsivėlė diskusija dėl 26 metų. Aš sakau, aš apie 26 metus nieko negaliu net įsivaizduoti. Tai atrodo taip toli. Tie pokyčiai yra tokie staigus ir technologiniai, ir geopolitiniai, ir ekonominiai lūžiai. Infliacija, ta 25% prieš metus, palūkanų normų šuolis. Tai mes gyvename labai komplikuotame ir kompleksiškame pasaulyje, kur kiekvieną dieną ta situacija darosi vis sunkiau prognozuojama ir modeliuojama. Tai iš to, ką mes matom... Ir politinės rizikos vis didesnis. Taip, bet iš to, ką matom, aš galiu pasidžiaugti, kad Lietuvoje viskas vis dar labai gerai. Ir tikiuosi, kad taip ir bus. Kol kas nėra man jokių signalų, kurie leistų prognozuoti didelį neigiamą lūžį. Tai tikiuosi, taip ir bus. O aš linkiu, kad Nerijui Mačiuliui viskas būtų gerai ir labai gerai. Šiandieną jo gimtadienis. Jis žaidžia badmintoną, tai čia yra badmintono pūkeliai. Ačiū labai. Leidžiasi, net ir jeigu krenta, tai krenta lėtai ir saugiai. Tai to ir palinkėkime vieni kitiems. Akivaizdu, kad tu nežaidi badmintoną. Badmintoną, kai kala, tai... Badmintonas kartais kala, taip. 200 km/h greitis normalus badmintono. Toks žurnalistai yra visų sričių diletantai, stebim iš šono. Tai ačiū mūsų pirmo rato pranešėjams, Margaritai Šešelgytei, Pauliui Pakutinskui, Liudui Ališauskui, Egliai Fredrikson ir gimtadienį švenčiančiam Nerijui Mačiuliui. Ačiū.